dabar perinam prie to mito, ar ne, ir prie tos situacijos. Na, kaip yra ten su tom berniukų ir mergaičių smegenim ir vyrais ir moterim. Tai aš iš karto jums pasakysiu, vyrų ir moterų smegenys nėra vienodos. Nu, nėra. Jos nėra vienodos. Vyrų pusrutuliai dirba labiau atskirai. Ir moterų pusrutuliai dirba labiau kartu. Ar ne? Tarp moterų smegenų jungčių yra daugiau. Kai buvo atlikti visi tie smegenų tyrimai, ar ne, moteris atlieka veiksmą ir žiūri, čia užsidega daug ir čia kažkas užsidega. O vyrai kaip čia užsidega, taip čia ir užsidega. Ar ne? Kitas dalykas, kitas faktas. Vyrų smegenys yra šiek tiek didesnės. Bet kita vertus, nu ir jie šiek tiek didesni. Tai to nereikia pamiršti. Maždaug 1905 metais Harvarde, kai 65 metais, kai ten pirmosios moteris ėmė baigti universitetus ir visą kitą, atėjo profesorius ir pasakė, nu bet žinote, moteriškės, o jūs įsivaizduojate, Harvardą baigė, nu jos tokios protingos, inovatyvios, nerealios moteris, kurios gali išvežti visą pasaulį. Ir profesorius atsistojo ir sako, bet žinote, nu jūs moteris, nu eikite slaugą. Eikite slaugą, nu ką jūs su ta medicina padarysite, ar ne? Ir esmė yra ta, kad jų argumentas buvo, mažesnės smegenis, mažiau pajėgumų, ar ne? Tai čia yra faktas, bet faktas tik dėl dydžio. Bet toli gražu ne dėl pajėgumų, toli gražu ne dėl jungčių, toli gražu ne dėl gebėjimų. Dydis yra nesvarbu. Iki 3 metų mergaitės pirmauja. Kognityvinės raidos rezultatai jų yra geresni, socialinės raidos rezultatai yra geresni, jų smulkioji motorika yra geresnė, jų kalba yra geresnė. Nu, vienu žodžiu, mergaitės iki 3 metų yra gerulės. Dabar aš vienoje konferencijoje dalyvavau su labai šauniu profesorium, kuris daugybę metų dirbo darželio ir mokyklos jungtinės direktoriumi. Ir jisai sako, žinai, yra viena tokia tendencija, sako, vieną dieną ir tu ją pastebėsi. Sako, bet iki mokyklos prie kabineto nuolat sėdi berniukų tėvai. Nuo mokyklos mergaičių. Sako, tai tu įsivaizduoji, kaip gerai yra turėti berniuką. Tu žinai, 7 metus atkenti ramu. Nes su mergaitė tas nebesibaigia. Tu visą laiką turėsi kažką daryti, ar ne? Su berniukai, sako, ten susimušė, susidaužė, nepavyksta, ten įtarė ten dėmesio sutelkimo sindromą, įtarė hiperaktyvumo sindromą, juos ten tyrė, prižiūri, nes jiem nuolat klijuoja etiketę. Tai per judrus, tai per aktyvus, tai per agresyvus, tai dar kažkos, nes mergaitės klasėje, tai juk tokios nuostabios. Ar ne? Bet tai yra dėl to, kad tiesiog mūsų raida pradžioje yra šiek tiek kitaip užprogramuota, ar ne? Ir tas tyrimas, ypač kai buvo įrodyta, kad mergaitės ir kognityvinėje raidoje pradžioje lenkia berniukus, na jau nebebuvo kur dėtis. Visi tie, kurie sakė, kad moteris iš prigimties turi šiek tiek, netaip veikiančias smegenis, ar ne, turėjo labai gražiai pripažinti, kad, atsiprašom, klydom, prišnekėjom nesąmonių. Ar ne? Dėl to, kad tai buvo daugiau nuomonės, o ne moksliniai tyrimai. Taigi turime tokius skirtumus, ar ne? Ir po to yra labai juokingų dalykų. Na, tarkim, kad ten mergaitės mirksi 2 dažniau negu berniukai ir visa kita. Bet iš principo, ar ne? Ir dabar šitas paveikslėlis, ar ne? Ir mums visiems atrodo, toks ir turi būti, ar ne? Mergytės savo gražios rožinės šoka baletą, ar ne? Berniukai irgi kaip priklauso, mėlyni, žaidžia futbolą. Ir aš žinau, mažai kam kyla klausimas, ką jūs pirktumėt kalėdoms dovanų iš šitų dovanų kuriam. Ar ne? Atrodo, viskas savaime, aišku, kaipgi gali būti kitaip. Ir dar šiek tiek faktų. Berniukai, ir aš kalbu apie ikimokyklinį amžių, nes iš tiesų yra viena tokia net 400 lapų knyga, kuo mes skiriamės. Nuo gimimo iki pat suaugusio. Aš parankiau tokių įdomesnių faktų apie ikimokyklinį amžių. Tai tarkim, berniukai ikimokyklinėme amžiuje, jeigu kalbame apie kiemo žaidimus, jie labiau mėgsta žaisti didelėje erdvėje. Ar ne, juos paleidai ir jie išsisklaido ir laksto ir juos sunku sugaudyti, sunku sučiupinėti.
Kitas dalykas, jie viduje, kai žaidžia su kaladėlėmis, jie mėgsta statyti bokštus ir juos griauti. Pastato didelį, nugriauna, vėl pastato didelį, vėl nugriauna. Aš manau, visi, kurie dirbate su mažais vaikais, absoliučiai tą pastebite, ar ne? Nu, fantastiškas žaidimas, ar ne? Kitas dalykas, ateina naujas vaikas į grupę ir jie maždaug, nori žaist kartu, nenori nežaist, bet jokio kažkokio ypatingo dėmesio, kad, kas tu toks, koks tavo vardas, ką tu mėgsti, kas tavo mama, visiškai nesulaukia. Jisai toks maždaug, nori būk šalia, ar ne? Žaidimuose labai vyrauja fizinis kontaktas. Čia visi, kurie dirbat su vaikais ir kurie turi 2 mažus berniukus, kurių skirtumas yra nedidelis, aš galiu jums galvą nukirsti. Visi esat pastebėję, kaip jie voliojasi ir pešasi kartu. Kaip per Discovery liutukai. Visiškai, aš vieną kartą žiūrėdama Discovery pagalvoju, čia visiškai kaip mano vaikai. Absoliučiai. Jokio skirtumo. Volios, kol apsikandžia, kol susipyksta, kol nueina į šonus verkdami ir vėl susitinka, ir vėl voliojasi. Ir taip sakai, bet jūs tuoj verksit, tuoj kuris nors verksit. Ne. Ir vėl tas pats, ar ne? Ir tas nesibaigia dar dabar. Tik tai mastelis apmažėjo, bet iš esmės, jie tokie yra, ar ne? Pasimušam, ar ne? Ir kitas dalykas yra, kad atsisveikina su tėvais vidutiniškai jau po adaptacijos, berniukas per 30 sekundžių darželį. Ikiukas, ar ne? Ir viskas. Ir jisai eina, jam jau viskas tvarko, eina pas draugus. Kitas dalykas, kad jausmus reiškia veiksmais. Supyko. Ar ne? Labai paprastai veikia sistema. Sunervinai, gausiai galvą. Kitas dalykas, sunkiai sutelkia dėmesį ilgiems periodams. Jeigu neįdomu iki mokyklinio amžiaus berniukui, tai vad būna. Arba šitaip, arba tada kam nors. Kybina, žnybina, judina, žaidžia, atsigula, vėl atsisėda, ar ne? Tiesiog sunkiai sutelkia dėmesį ilgiems periodams. Tuo tarpu mergaitės dažniausiai žaidžia nedidelėje erdvėje ir dažniausiai su tos pačios lyties vaikais. Tai su mergaitėmis, ar ne? Jos susibūrė į grupelės ir dažniausiai, kaip mokslininkai pastebėjo, kad jeigu paleidi ten 5 mergaitės žaisti, užtenka vieną pastebėti ir dažniausiai ten bus ir kitos kažkur aplinkui. Ar ne? Kaladėlėmis dažniausiai stato žemus ir ilgus statinius. Ten visokias per visus namus teritoriją pasižymė, ar ne? Tada naujokams skiria daug dėmesio. Ateina naujas, meta žaidimą, ateina klausinė, o gal tu nori žaisti taip, o gal anaip, o gal tą pabandom, ar ne? Tokios socialesnės. Kitas dalykas, žaidimuose vyrauja užslėpta konkurencija. Nėra tiek fizinio kontakto, nėra tiek visko, bet yra užslėpta vidinė konkurencija. Kad, pavyzdžiui, jeigu pamatys, kad kita kažką ne taip daro, tai jis ir pasakys, o auklėtoja, o bet ji taip ir taip. Ar ne? Yra tokia užslėpta konkurencija. Tuo tarpu, kai berniukai tarpusavėje labiau aiškinasi santykius. Atsisveikina su tėvais 90 sekundžių. 30, 90. Ar ne? 3 kartai. Jausmus reiškia žodžiais. Net nemokintos mergaitės natūraliau ir anksčiau pradeda reikšti jausmus žodžiais ir tikrai iki mokykliniam amžiui gerai sutelkia dėmesį. Dėl to ir yra taip, kad tarkim ryto rate mergaitė sėdi puikiai, berniukai ten visai, ir mokytojam tikrai labai natūraliai pradeda atrodyti, kad jie turi dėmesio sutelkimo sindromą. Ar ne? Bet tai yra jų natūrali raida. Ir dabar stop. Ar ne? Esmė yra ta, ko mes siekiame. Ar mes siekiame kalbėti apie tai, kuo mes skiriamės ir tą pabrėžti ir galų gale pasakyti, kad viskas aišku, vadinasi, Morta prie puodų, Augustas prie knygų, ar ne? Ne. Ko mes siekiame? Ar mes siekiame užtvirtinti tuos įsivaizdavimus? Ar mes siekiame pabrėžti visus šitos dalykus? Ar mes siekiame visuomenės, kurioje visi turėtų lygias galimybės? Ir aš nežinau kaip jūs, bet aš esu visiškai už lygias galimybės. Aš manau, kad dabar yra absoliučiai fantastinis amžius ir net už bet ką
nežinau, už visą pasaulį man prie kojų, aš nenorėčiau grįžti 50-uosius, kai moteris negalėjo balsuoti, kai moteris negalėjo studijuoti, kai buvo ir Šveicarija po galai, 60 kažkelintais metais tik tai gavo moteris teisę balsuoti, ta pati Švedija, priverstinė sterilizacija ir taip toliau ir panašiai. Ir tai yra viskas labai neseniai. Ir esmė yra ta, kad dabar galų gale mes pradedame kalbėti apie tai, kad taip, mūsų smegenys yra šiek tiek skirtingos, ar ne? Bet pamirškime lytį. Aš mąstau vienaip, jūs kitaip. Aš atrodau vienaip, jūs kitaip. Aš studijavau vieną dalyką, jūs kitą. Aš nekenčiu sportuoti, o kažkas salėje sėdi, kuris ten, nežinau. Ir mes esam tos pačios lyties. Ar ne? Mes esame visi skirtingi. Lytis yra tik vienas dalykas iš visų tų, kuris apibrėžia mus kaip žmogų. Ir dabar ar mūsų tikslas yra ieškoti skirtumų ir prisidengti smegenimis, nes mes visiškai kitokie, ar ne? Ar mūsų tikslas yra padėti mums ten, kur mums yra sunku? Buvo atliktas tyrimas. Dabar tiesiog pirmą, ką šauna į galvą, bet pasakykit man, koks mokslas pradinukam, kalba, matematika, ten gamtos pažinimas ir visa kita, berniukam dažniausiai sekasi geriausiai. O, kaip vaikų stereotipai valdo. Gerai, matematika, ar ne? Matematika. Ir dabar amerikiečiai padarė labai gerą tyrimą, labai fantastišką tyrimą. Paėmė vaikus visiškai, absoliučiai atsitiktinai atrinktus. Ir toje klasėje pasakė mergaitėms, jūs esate labai gabios matematikoje. Jūs esate pačios gabiausios, mes jūs atsirinkome, kas buvo melas, kaip itin gabes matematikai. Spėkite, kur tos mergaitės buvo 4 klasėje. Jos buvo apskritai Jungtinių valstijų olimpiadų laureatės. Ir tai yra tyrimas, kurį labai daug kas spausina, labai daug šneka. Dabar jau jų yra labai daug. Yra tokia viena knyga Delusions of Gender. Ten yra visi šitie tyrimai aprašyti, kur buvo būtent orientuojama į tai. Dabar kitas visai neseniai, man atrodo, 2008 atliktas tyrimas buvo toks. Atėjo į auditoriją moteris ir jom buvo pasakyta, šitą testą itin gerai atlieka moteris. Ir tai buvo erdvinio mąstymo, kas apskritai manoma, kad vyrai daug geriau erdvinį mąstymą sugeba, negu kad moteris, ar ne? Ir jom buvo pasakyta, čia bus erdvinio, ir žinokite, labai gerai moteris jį atlieka, šitas tai lengvas, kiti erdvinio, tai tokie vidutiniški, bet šitą labai gerai padaro moteris. Ir rezultatas buvo tas, kad tos moteris padarė tą testą geriau už vyrus. Tiesiog. Vienas dalykas, jom buvo pasakyta. Dabar, kai jom nebuvo pasakyta, jos atliko maždaug panašiai, o kai jom buvo pasakyta, kad, erdvinis mąstymas, susijimkit moteriškės, parodykit jiems. Rezultatai buvo labai prasti. Ar ne? Tai iš tiesų čia yra tos save išpildančios pranašystės, kurios mūsų smegenims daro daug didesnę įtaką negu kad genetika. Kodėl labai daug tėvų sako, mano, mergaitė, rožinė, jai baisiai patinka. Mano neišimtis, vienas vaikas iš 2 mergaičių. Irgi labai patiko rožinė. Ir žinote kodėl? Dėl to, kad kai gimsta, kokius jūs rubelius jai perkate? Kokius visi kiti jai rubelius perka? Jinai saugioj aplinkoj yra rožiniai. Dėl to ta rožinė spalva jai natūraliai sukelia saugumo jausmą ir jinai prie jos eina. Iki 1948 metų mergaičių spalva buvo mėlyna, berniukų buvo raudona. Ir tada viena reklaminė kampanija visą tai pakeitė. Viena didžiulė reklaminė kampanija. Šiandien niekas to nebežino. Nepraėjo net 100 metų.
Nuo kelintų metų? 48-49. Viena reklaminė kampanija. Paukšt. Ir visi mes dabar manom, mergaitė rožinė, berniukas žydras. Mėlynas. Ar ne? Ir visa kita. Tai vat ir yra tas mūsų įsivaizdavimas. O berniukas auga mėlynoj, tamsiai žalioj ir taip toliau aplinko. Natūralu, kad jį po to prie to traukia, ar ne? Bet berniukam pastebėta yra mažiau. Dėl to, kad berniukai raudoną striukę užvelkam, ar ne? Ir geltoną, ir žalią. Kažkaip jiems spektras pradžioj, kol jie yra kūdikiai, yra didesnis. O mergaitėm, kai prasideda tie rožiniai, violetiniai ir alyviniai, tai po to sergėk Dieve, kitos spalvos kaip ir nebėra, ar ne? Ir natūralu, kad vaiką prie jos traukia. Jūs užeikite į parduotuvę. Į standartinę žaislų parduotuvę. Rožinė mėlyna, ar ne? Ir tiesiog gali savo ramiai vaikščioti tais rožiniais arba mėlynais koridoriais. Ko mes siekiame, ar ne? Jeigu mes siekiame įvairovės, taip nėra. Ir dabar socialinis kontekstas. Ar ne? Kas aš? Kaip aš maistau, kaip aš elgiuosi? Dabar pasižiūrėjusi šitos vaikus, ar jūs manote, kad šitai mergaitei pati geriausia kalėdinė dovana bus šita lėlytė? O šitiem broliam traktorius? Kažin? Dar labai neaišku. Ar ne? Taigi, kaip socialinis kontekstas, kokią jisai daro įtaką didžiulę mūsų gyvenimą. Socialinis kontekstas formuoja atsakymus į tokius klausimus. Kas aš esu? Kaip aš mąstau? Kaip aš elgiuosi? Kokius aš sprendimus priimu? Kokius atsakymus į klausimus aš duodu? Ar aš išdrįstu, ar aš ne? Viena mokslininkė, su kuria aš gyvai bendravau ir būtent tyrė mergaičių smegenų raidą, jinai atliko vieną tokį tyrimą. Kūdikėlėm prie nykščio pririšo virvutę, kurie jie galėjo įjungti arba išjungti monitorių. Ar ne? Jiem buvo 6 mėnesiai. Ir monitorius rodė filmukus, judančius ten visokios veiklos ir visa kita. Ir, o žinot, kūdikėlė, jie spardosi tam kojom, nuolat makaluojasi. Ir jie labai greitai suprato, kad vieną kartą timt ir įsijungia filmas. Kitą kartą timt ir išjungia. Vadinasi, nereikia judinti, nes jeigu judina, išsijungia, ar ne? Bet, vienu žodžiu, tas išmokymo kontekstas, ar ne? Ir jinai stebėjo, kaip į tuos veiksmus reaguoja kūdikiai berniukai ir kaip reaguoja kūdikiai mergaitės, nes kol kas jiem dar socialinis kontekstas labai mažai įtakos turi, ar ne? Kol jie yra tokie mažuliukai. Nes jau 1-2 viskas, jau nebelabai gali tirti, jau jie rožiniai ir mėlyni. Ir va toks pusės metų kūdikėlis, ar ne? Ir ką jie pastebėjo? Berniukai, nes jie tam tikrų momentų atjungdavo tą ryšį ir tada traukik, netraukęs, tau nerodo filmukų. Ar ne? Ir kūdikiai berniukai, jie ten maldavosi, traukdavo tą koją, atkakliai, ten viską. Ir tik jau po labai ilgo laiko pradėdavo rėkti. Žiūrėjau, kur mano filmukas? Ar ne? Tuo tarpu mergaitės, klink, klink, nėra filmuko. Ar ne? Ir aš manau, kad čia labai panaši situacija, kai ten kompas sugedo. Kur tas technikos direktorius, ar ne, mūsų tegul ateina ir pataiso. Ne pati puolam taisyti. Aš apskritai labai mažai moterų esu mačius, kur sugenda kompas. Įdomu. Tuoj pažiūrėsim, kaip čia viskas veikia, ar ne? Dažniausiai ieškam pagalbos, kad kažkas padėtų. Bet ką tas tyrimas atskleidė? Tas tyrimas atskleidė tai, kad moteris ir mergaitės greičiau pasiduoda. Ir ką tai reiškia? Ir dabar mes turime 2 kelius. Ko mes siekiame? Vienas, mes galime pasakyti, dėl ko tie vyrai daugiau pasiekia. Nes jie nepasiduoda, jie atkaklus, jie ryžtingi, jie siekia ir taip toliau ir panašiai. Bet mes galime pasakyti, mes mergaitės turime mokyti atkakliai siekti tikslo. Mes mergaitės turime mokyti nepasiduoti. Mes mergaitės turime mokyti, kad niekas neprarasta. Ir jeigu mes jas to mokysime, jos to išmoks. Ir esmė yra ta, kad jau šiandienai mes turim absoliučiai pakankamai ir su kaupu mokslinių tyrimų įrodančių, kad šitie
elgesio būdai